Štai paskutinis žingsnis bus sudėti kubo kraštus. Norint sudėti kubo kraštus, štai pavyzdžiui čia turime oranžinį, baltą ir mėlyną kraštą. Jis atitinka mėlyną, raudoną ir geltoną centrus, vadinasi yra tinkamoje vietoje. Štai čia turime geltoną, mėlyną, raudoną kraštą. Jis netinka todėl, kad turime čia mėlyną, geltoną ir oranžinį kraštą. Visai netokios spalvos kaip kubo kampe. Štai čia matome, kad irgi kraštas neteisingas, mėlyna, geltona ir raudonas centras, o čia kraštas mėlynas, baltas ir raudonas. Ir čia kraštas neteisingas. Kad sudėtume kraštus į reikiamas kubo vietas pagal spalvas, naudojame šią formulę. Prieš naudojant formulę kubą turime atsisukti taip, kad nors vienas esantis geras kampas būtų dešinėje pusėje. Štai čia mes turime oranžinį, baltą ir mėlyną kampą. Jie atsisukame taip, kad jis būtų dešinėje pusėje. Tai yra čia kairė, dešinė. Ir naudojame šią formulę. U palei laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę, U priešais laikrodžio rodiklę, L priešais laikrodžio rodiklę, U palei laikrodžio rodiklę, R priešais laikrodžio rodiklę, U priešais laikrodžio rodiklę ir L palei laikrodžio rodiklę. Dabar pažiūrime, ar kampai atsirado reikiamose vietose. Matome oranžinę, baltą, mėlyną, oranžinę, tvarkoj. Štai čia irgi gerai. Matome, kaip šauniai kampai atėjo į savo reikiamas vietas. Tarkime, jeigu jūs atliksite gerai formulę ir kampai nesusidės reikiamą linkme, pakartokite šią formulę. Na, pavyzdžiui, dabar turime vieną reikiamą kampą, vieną netinkamą kampą, antrą ir trečią netinkamą. Atsisukame vieną tinkamą kampą, kad būtų dešinėje pusėje. Naudojame šią formulę. Matome, panaudojus vieną kartą, tas kampas pasiliko kaip buvęs, bet kiti nesusistatė į reikiamas vietas. Laikydami prieš tai, kaip naudojame formulę pirmą kartą, naudojame ją ir antrą. Štai mūsų pasilikęs reikiamas kampas dešinėje pusėje. Štai dabar pažiūrime, kampas visada pasilieka čia pat. Taip gerai susidėjo. Kai turime gražiai atitinkančius kampus, spalvos sutampa su centrų spalvomis, galime pradėti koreguoti kampus, kad mėlynas, tarkim, kubelis būtų ant mėlynos sienos, baltas ant baltos ir oranžinis ant oranžinės sienos, kad tas kampas apsisuktų gražiai ir sutaptų spalvos. Tai pirmiausia, reikiamą kampą atsisukame taip, kad jis būtų dešinėje pusėje. Tarkime, norime sudėti šį kampą, atsisukame taip, kad jis būtų dešinėje pusėje. Štai šį kampą irgi dešinėje pusėje. Ir naudojame šią formulę tol, kol kampas atsiras tinkamoje padėtyje ir spalvos sutaps. Pirmiausia, prieš naudojant formulę pažiūrime, kad kampas dešinėje pusėje, uždedam pirštus ant šių dviejų kubo kubelių iš abiejų pusių ir nesukiojame visaip kubo, tiesiog naudojame šią formulę. R prieš laikrodžio rodiklę, D prieš laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę ir D. Naudojame formulę tol, kol kampas atsidurs reikiamoje vietoje. R prieš laikrodžio rodiklę, D
prieš laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę ir D palei laikrodžio rodiklę. Matome, kampas atsidūrė reikiamoje vietoje po 2 ėjimų. Nesijaudinkite dėl išsimėčiusių kubelių, viskas taip ir turi būti. Tiesiog gavome reikiamą kampą, norint ieškoti kito kampo, pirštų niekada neatleidžiame nuo kubo, pasukame viršūnę, dabar dėsime šitą kampą su ta pačia formulė. R prieš laikrodžio rodiklę, D prieš laikrodžio rodiklę, R palei laikrodžio rodiklę ir D palei laikrodžio rodiklę. Naudojame formulę tol, kol kampas atsidurs reikiamoje vietoje. Štai jau antras kartas. Trečias. Štai matome, atsidūrė kampas reikiamoje vietoje. Prireikė, man rodos, 3 ar net 4 kartų. Maksimaliai tai gali užtrukti 5 kartus. Jei per 5 kartus nesusideda, vadinasi, kažką netai padarėte. Štai nepaleidžiame kubo su šiais 2 pirštais, pasukame viršūnę link kito kampo. Naudojame tą pačią formulę. Štai vėl atsirado reikiamoje vietoje. Pasukame viršūnę link kito kampo. Matome, visas kubas susimaišęs, bet nereikia panikuoti. Svarbu nepaleisti šitų pirštų, kad nepamestume kubo ir nesusimaišytume. Naudojame tą pačią formulę. Štai matome, visa viršūnė gražiai susidėję, visi kampai susidėję, dabar be jokių formulių tiesiog matome kubą, atsukame spalvas reikiamas pusės. Štai sveikinu, pagaliau sudėjome visą kubą. Labai pavojingas veiksmas yra toje vietoje, kai dedame kampus, nes kiti pagalvoja, kad kubas išsibarstė ir jau kažką negerai padarė. Ne, taip turi būti, tiesiog laikome pirštais šis 2 kubelio dalis ir iš abiejų pusių ir sukiojame tą formulę, tol kol reikiamas kubo kraštas susidėlioja pagal spalvas, nežiūrint į tai, kaip išsimaišo kubas. Kai sudedame visus kraštus, savaime susideda gražiai ir kubas. Štai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi padėjau.